mes dabar esame pas mūsų karininkus, pas kuriuos svečiavomės. Klausime faktų, tuos, kuriuos mums pasakė mūsų gerbiami laidos dalyviai. Ir sužinosime, ar jūs sakyti faktai bei fakteliai, įvairios smulkmenos ir taip toliau atitiko tikrovę. Tai va, norėjau jūsų paklausti, ponas karininkė ir jo dama Angelina. Evo, Braun. Kadangi nekalba. Tai va, lietuviškai pakalbėti nekiaumas. Ar iš tikrųjų jūs viską matėte pro televizorius? Norėčiau pasakyti... Ne. Atsiprašau, aš vedu šitą laidą ir man yra pasakė tau fiureris! Ką tas fiureris, nu šiais laikais reiškia? Ja. Ja. Nein! 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 Nicht. Taip, aš kalbu lietuviškai, jie nekalba lietuviškai. Ja. Ja. Taip, mes buvome balkone, rūkėme, kad ponios pirštelės, kad nekvepėtų dūmų, prancūziškų dūmų, gerų dūmų. Taip. Ja, ja, ja. Mano ponios pirštelės. Matote, kas atsitinka? Po rūkymo visko būna. Ar mes nežinome, ar rūkėjo žolę, ar paprastas cigaretes. Tad tęskime. Ja. 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 Doktor, mergam šnaizėm des tą vakarį. Buvo atskridę du paukšteliai. Tai mano iš asmeninės balandžių kolekcijos. Eva, Ja. 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 Buvo atėjęs gražus vyrukas, kontrataka, gražus sudėjimo, tikras nacijos atstovas, jaunas, ja, raumeningas, blondinas, aukštas, rūdas, labai tinkamas man, pakviečiau jį užeiti, bet jis metė akmenį į mane, nepataikė. Ja, aš budavau šitą. Dar buvo dar vienas paukštis, jis irgi pakakojo ant lango. Ja, dulėską. Ja. Jis negražus. Rūkšte, aš nardan į tokio, štai matote. Kalbate? Ta tikrai paštvirtinė. Jūs negirdėjot, ką jinai kalba. Tai va, matome, kad mūsų ekstrasensai sakė tiesą. Jie kiek nenusivažiavo nuo savo rolės ir galim įsitikinti, kad jie tikrai turi kažkokių sugebėjimų. Bet man vieno žaidimo, tai yra vieno išbandymo, tikrai neužtenka. Reikės surengti dar vieną, kol aš įsitikinsiu, kad ekstrasensai turi galių. Ir esam pas juos, kurie kaip tik šnekučiuojasi, dabar įsitikinsime, ar mūsų ekstrasensai, kurie mums sakė įvairius faktus ir įvairias smulkmenas apie savo gyvenimą, reklamas ir taip toliau, buvo teisūs. Štai yra kareivių porelė, kuri jau 100 metų gyvena čia, nebando nudvėsti. Tai va, prašome pakalbinti juos, norėjome jūs pakalbinti. Ar ekstrasensai sakė tiesą, juk jūs viską stebėjote per plazminį televizorių, LG 3000. Kadangi aš moku lietuviškai, taip, tėva, ja, o ji nemoka, kalbėsiu aš. Ja. Taip, mes buvome ir rūkėme balkone. Ja. Kiraに瞳に映る誰かの叫び
mašina jo.